Taigi, sveiki visi, šiandien aš Šignas ir mes šiandien žaisime tokį serverį, įkelsiu į descriptioną jo serverio IPą. Mes čia žaisime dviese. Šitas serveris nėra labai populiarus, bet įdomu vis tiek pažaisti, nes čia sunku žaisti labai. Čia ne taip tenais, kai parašai kitą ir gauni tam pilną DMD, čia su naktį ateina žiauriai dideli zombiai. Nu, vienu žodžiu, pamatysite patys. Kit. Nu, ai, kit žaidėjas, visai pamiršau. Aš va prie tave boksai. Atidarysiu drįsą. Atidariau, taigi šliusą atidariau. Tai va, mes žaidžiame, jeigu norėsite, galėsime dar video įkelti, bet aišku, mes dar nesisveikiname. Tik taip sakome, kad įkelsime ir dar ne tik filmuosime. Nu, ką nors. Aš ten smėlio biškį pridaužysiu, nu žinai, kad parduočiau, bet tai kai tas kitas labai brangiai kainuoja. Jeigu tu turėtum tokį kitą, tai tu čia turbūt būtum, tave visi sveikintų ir tave norėtų į factionus kokius imti, nes 150 000 reikia turėti naujo kito, nesąmonę. Aš tai netaupysiu ant naujo kito. Nes neapsimoka. Mes nemeluojam, galėsite pažiūrėti į kainas. Gerai, šitie visi šarvai išmanuoja 50, ne, o jeigu nori daug pinigų uždirbti, tai tik molio išduodu. Nemeluoju, molis tai yra labai gerai. Dar gerai tą pardavinėti, nu žinai. Kaip ten tas smėlis kietas, akmens smėlis. Va tavo apsimoka va kasinėti, aš dabar įkasu. Mes po to nueinam į šopą ir aš tai dar biškį pasikasinėsiu smėlio to. Mes prisirenkame ir po to viską parduodame ir gauname už tai pinigų biškutį. Jo, bet visiem mažai gauname. Nu, mažai gauname, bet vis tiek gaunam biškutį. Biškutis po biškutį ir gaunasi daug. Aš galiu pasakyti, visą inventorių susimti 2 kastuvus, visą inventorių susidaryti molio ir molį pasidarinėti, o piniguos. O kiek molis kainuoja? 4 molio gabalai kainuoja 10 molio. O tu randi jo daug? Tai klausimas kyla. Aišku, daug jonašų. Aš tai biškį... Bet eik tu, kai vieną atsimeni tą pilį. Man atrodo, ją persistatė dabar. Nu, ai, ne, biškį kažką ten statė. Statė, bet nepastatė. Aš tai nesprantu, nelabai aš čia randu to moliuko. Po vandenį ieškau to... Jo. Ir leva pasi... $5. O, iron
Aš tai visą kastuvą išnaudosiu, ne, ir varysiu biškį to smėlio akmens. Matau, kalnikalnės ir aime, kaulo pilna labai. Nes apsimoka smėlio akmenis pardavinėti irgi. Normaliai užsidirbsit. Gal, nu gal. Vienas kaulo nusisek. Biškį aš pasiklydau, aš čia netoli esu, bet pasiklydau, biškį nieko nesimato. Štai biškį akmens to. Ai, biškį, atleiskit biškį techninį. Biškį, atleiskite, biškį buvo techniniai nesklandumai su Bandicam'u. Netyčia kažkaip ekranas biškį susimažino Bandicam, bet nieko greitai sutvarkėme. Kad nemėgstamas gyvūnų, kaip prisimenu kažkas žiaurės. Maišo tai. Viskas kažkas. O, tai pasiskėp viskas kažkas. Radau kasyklą. Tik pradėjau eiti ir jau iš karto lavos radau. Bet jau čia kažkieno tyrinėta. Aš irgi kažką jau matau žemę. Biškį, kai filmuojame video, labai lagina. Taip, lagins, nes įsidė filmuoja. Nu ir aišku, tas bandymas, kaip įsimti. Galėsime dar, sakau, įkelti ir CSO video, nežinau, gal šiandien tą pačią dieną ir kursim CSO video, bet nes dar biškutį laiko turime, ne? Gerai, aš... Ką? Man tai pasigirdo, kad 1 valandą. Kaip sakai? Man tai pasigirdo, kad 1 valandą tau tik leidžia. Eik tu nukylino. Nebe. Nu, kągi, mūsų video eina kaip ir į galą. Jo, žinokit, mes galbūt kelsim 15 minučių. Nes Bandicam'as man kol kas leidžia... Bet kai dviese, tai 15 kažkur... Nu ką, oi, ate visi, laikinkit, subscribinkit, komentuokite, nu ir nepamirškite žiūrėti mūsų video. Iki.